Sveikos mielosios, šiandieną iš tikrųjų turiu ypatingą progą dėl to, kad Magnetic Conversations filmuojame Kaune. Ir man atrodo, kad pirmą kartą. Tikrai taip. Tai ačiū Ugne, kad pakvietėjai mūsų svečius ir suradai tokią gražią jaukę erdvę. Drobės fabrikas vadinasi, šitą didžiulę erdvę, toks visas loftas, aš gal po to kokių nors įdėsiu istorijų parodysiu. Ir labai džiaugiuosi, kad mes susitikome būtent šiandien, nes visą laiką labai mėgstu, kai gyvenimas randa kažkas naujo. Taip. Ir jaučiu, kad tema, kurioje tu, nežinau, galiu sakyti, gyveni. Visiškai, absoliučiai, tikrai. Man yra labai nauja. Tai noriu jums, merginos, pristatyti Ugnę Genienę. Labas. Tu esi aš būčiau sakius veidotyros, bet dabar girdėjau žodį veidoskaitos. Tai gal nuo to ir pradėjau. Čia yra tas pats? Tai yra tas pats, nes tai labai priklauso nuo mokytojų. Pas ką tu baigi? Aš baigiau pas mokytoją, pas kurį buvo veidoskaita. Okay. Bet yra mokytojų, kurie turi veidotyrą, yra žmonių, kurie naudoja fenotipologiją. Tai čia labai yra tas platus spektras, galbūt tenais, kaip aš sakau, ingredientai skiriasi, kažkas eina į gylį labiau, kažkas tai turi tokį kitą požiūrio kampą. Man asmeniškai veidoskaita, tas veidų skaitimas, tai tas yra mano meilė. Taip. Gerai, dabar išduok, aš taip iš karto į patį sunkiausią klausimą galiu. Pradžiau. O tu gali nematyti to, kai bendrauji su žmonėm? Nerealus iš tikrųjų, bet klausimas, kurį aš esu gavus tokį, kad sako, jums turbūt labai sunku gyvenime. Aš sakau, kodėl? Sako, jūs einat ir viską matot. Tai Agne, tavo klausimas, kad ar gali nematyti? Negaliu jau nematyti. Ir būna tik tais, kad išsijungi tuos, kaip aš sakau, filtrus, kad tu eini ir žiūri tiesiog į žmogų, kaip į visumą, kada tu eini į parduotuvę, kada tu kažką renkiesi, kada tu bendrauji su draugais, tu tik tam tikrose situacijose, per veido bruožus pamatai, kodėl jisai taip elgiasi. Ateina tas atsakymas, kad ir it's okay, nes jisai tą turi. Per šitą aspektą, išsijungti man jau gana sudėtinga, todėl ypatingai, jeigu būna, sakykime, dabar atvažinėjau, ar ne, ir buvo kamštis toksai didžiulis. Ir man patinka žiūrėti į šalia stovintį, nes tu matai profilį, tu matai ypatingai, kai stovi, mergina ir vaikinas, pavyzdžiui, ar ne. Tu matai jų santykį? Matau jų santykį. Nes viskas ateina, santykis ateina per nosį. Per nosį. Taip, tai jinai dydžių, formą, jinai parodo, kas bus toksai, kad tu taip daryk, bet aš tai nedarysiu biškelį. Arba tu mano ir tau pasisekė. Tai šitie dalykai tokie pasimato, bet man nėra patogu už tai, kad, žinai, kai tu sustoji ir tu stebėlies, tai tau galiu parodyti. Tam tikrų, tai nužvelgi tokį, dabar, kaip aš sakau, užtenka tikrai tokio intensyvo kelių sekundžių, kad tu žinai, kas tenais, kokie algoritmai pa žmogų viduje, bet kad juos ištraukti, tai reikia to jau asmeniškumo, reikia to ryšio, tokio pojūčio, kur man patinka nerti detalės, nes čia susideda tas paveikslas. Tai gerai, o gal galim dabar tada grįžti į pačią pradžią. Kas tai yra? Nes aš kaip moteris, kurie esu, nebent smalsi, bet tik tiek. Agne, esi smalsi. Tai man įdomu, kas tai yra, bet aš nejau ir neguglinau, galvoju, aš geriau tavęs paklausiu iš pirmų lūpų, pažiūrėsi tau, tu man pasakysi, kaip tu jauti ir kaip tu tą, nežinau, kaip praktikuoji, turbūt reikia vadinti, kaip čia. Šiai dienai jau visiškai tai patapo mano veikla, tai yra mano tas kilimas, kuris patapo foteliu, ant kurio aš tiesiog persėdau. Prieš gerus metus laiko ir veidoskaita man atsirado prieš 5 metus. Jau galiu sakyti prieš 5 metus, nes tikrai, Agne, koks sutapimas, nes lygiai prieš 5 metus rugsėjį aš pati nuėjau į savo asmeninę veidoskaitos konsultaciją. Kaip klientė, pavadinkime. Kaip klientė, visiškai, nes aš pamačiau socialinėje medijoje, kad yra tokia konsultacija, kad iš veido bruožų gali pasakyti, kas tu esi, kas tau tinka, kokia ten socialinė, šitą savirealizacijos, kryptis, santykiai, viskas. Gal net sveikata, nežinau. Yra. Visiškai, Agne, tikrai taip yra, kur tu matai tam tikrus dalykus, kas gali pa žmogų būti užslapinta, ką reiktų paremontuoti šiek tiek. Ir aš nuėjau tokia, tiesiog iš tos smalsumo. Aš realiai galvojau, kad čia yra toksai, nesąmonė. Astrologija, žvaigždės, numerologija, skaičiai, tikslu, o man veido bruožai atrodė toksai nepažintas visiškai. Ir keli tokie aspektai man davė labai atsakymus, kad galvoju, tai žmogus tikrai apie mane pasigūglinęs yra, kad negali taip žinoti. Taip.
Taip, ir va ilgainiui aš įkritau. Tiesiog, tokie, va, žinai, kai jauti, kad va tas mano, smalsu. Ir visiškai iš tokio, žinai, galbūt netgi asmeninės naudos, aš galvoju, ir aš noriu matyti apie žmonės. Ir aš noriu va tiek žinoti kažkur. Ir kelionė ta prasidėjo. Tokia, va, per mokslą, per gilinimąsi, per seminarus ir įkritau stačiu veidu. O sakyk, aš kažkaip pirmiausia tai pagalvojau, tu turi turbūt labai daug išmokti ir atsiminti tipinių dalykų, kaip formulių kažkokių, kurias nuskaityti. Gal, nežinau, kiek gali, tas subtilybės atskleisti, bet kaip tai veikia, apie ką tai? Yra kaip pasižiūrė žmogaus veidą ir realiai kokie tokie 3-5 bruožai, kurie tau įkrenta iš karto į akis, jie yra tie... Nesvarbu, kurie, tiesiog taip pamatė žmogus, ten akis, lūpos ir ten ausis, nežinau. Nes veidoskaita yra apie tai, kad yra apie tave. Bet jeigu aš pasadinčiau dabar Agnę tavo draugę kažkokį ir sakyčiau, va taip lyginti nosis ar nelyginti lūpas kažką, tai tiesiog jūsų komunikacija, kokia jinai gali būti, bendradarbiavimas, kiek ta draugystė gali atnešti tokį gilį, kiek jinai paviršium gali plaukti, bet visada žiūri žmogaus veidą, bet tą visumą, ką jisai turi, savyje. Tai tie bruožai, ta formulė, žinai, man irgi atsimenu tokia advokatė viena sako, aš sako, nesuprantu, kiek tu taip atsimeni, va tų detalių, kiek kas turi, nes kiekvienas veido bruožas, jisai turi tą pliusą ir jisai turi tą minusą. Ir va čia yra įdomu tame, kad jau ateina visa ta, kaip sakau, vaikystės algoritmas, ką tėvai tau įdėjo, ką tau davė mokykla, draugai kokie buvo. Ar jie tavyje iškėlė tą neigiamą polį, ar tu vis tik turėjai to šviesos ir galėjai atstovėti, žinai, tą tokį neigiamą ryšį su savim pačiu, nes tu realiai irgi gali įkristi. Gali įkristi ir gali nueiti tuo šešėlinę tą pusę, kas irgi, kaip sakyti, yra tavo ir turi teisę būti, nes tu pasirinkai šitą kelią. Tai ta formulė tokia yra labai, aš sakyčiau, galbūt asmeniškai ir individuali, nes tikrai aš manau, tų veidoskaitininkų yra ne vienas ir kiekvienas turi savitą stilių. Ir klientas sukuria tave kaip paslaugų teikėją, kaip tu jas darai. Tai aš tikrai prasibandžiau keletą tų būdų ir atsirinkau, kas man yra artima ir kas sukuria didžiausią tą pridėtinę vertę žmogui, kad galėtų pasimti. Tai tikrai reikia daryti. O aš pati esu visiškai veiksmo žmogus, tai kad matyti, tai yra nuo smakro iki nosies apačios, visa veido apačia. Čia atstumas ar forma? Visa šita apačia. Žandikaulis įeina, kaip sakyt, kubatūra. Ne aukštis, bet visa kubatūra. Šitoje vietoje tai rodo, tai kad yra žmonės, kurie turi būti veiksme, turi judėti, turi turėti veiklos, tokio intensyvo. Nes priešingų atveju fizinis kūnas pradeda sirgti. Jisai turi... Nes ne savo vietoje yra, ne? Ne savo vietoje. O aš, kaip pavyzdys ir tiesiog matyti, nežinau, tėvai tai pamatė ir kaip aš nuo 2 klasės lankiau krepšinį ir esu aš buvus krepšininkė, kur 16 metų pražaidus ir tikrai, kaip atėjau į savo asmeninę veidoskaitos konsultaciją, man žmogus ir sako, Ugnė, kiek gyvenime pas tave buvo sporto. Tai aš galvoju, tikrai, matė, siunčiau laišką, pavardė buvo, o mano galėjai rasti, nes aš žaidžiau ir moterų lygoj. Galvoju, tikrai pasižiūrėjau, bet realiai jisai iš to tiesiog, davė tokį akordą, kad tikrai reikia to. Ir kad aš jo neturiu, kad aš biškelį, taip leidi savo, nes putlios lūpos yra malonumas, čilas, tokia, kad smagu būtų. Nieko neveikti, realiai aš labai dustu. Toksai būna, kad tada pramuša kaltė, kad tu nieko nedarai, ir užsisuka ta vidinė tokia aparatūra, kur nėra malonu, bet tu žinai kaip išlipti. Nes tu žinai, kur reikia investuoti ir kur vadėti tą savo laiką. Ir aš gerai girdžiu, kad veidoskaitos specialistas ne tik tai, kad, pavadinkim, papasako apie tave, kas nusika labai paglosto ego ir labai įdomu, ir aš tokia faina ir tokia nuostabi ir čia visokia kokia nuokia trečiokė, bet to pačiu ir kažkokius sudeda taškus, kur galėtum savo padėti. Taip, Agnė. Tai yra ir problemų sprendimas, aš gerai girdžiu. Visiškai, žinokit, tikrai, nes aš labai, šią savaitę turėjau, praeitą gal savaitę turėjau konsultaciją vienos moters ir jinai paprašė pažiūrėti jos vyrą. Sako, Ugnė, tikrai sunku mums, nes realiai, kai atsiuntė, matau, kad abu labai stiprus žmonės. O ką atsiuntė, nuotrauką? Nuotrauką. Atsiuntė nuotrauką jo, nes visada, sakau, atsiklauskite, kad, žinote, nemalonu gali būti tokį filtriuką paimti.
Tai jinai paskui davė įrašą paklausyti vyrui ir jis sako, vat negalėjau patikėti, kad tiek tiesos yra, kad taip gali pasikeisti, bet čia turi norėti. Vat, žinai, Agnė, yra žmonės, kurie tiesiog ateina pasitikrinti ir man sako, esu tikrai tokių komentarų gaus, aš sako, nieko naujo nesužinojau, bet, sako apie mane. Bet aš galvoju, aš pirmą kartą matau žmogų, aš realiai, nesu, aš negooglinu, kad ten vardas pavardė, nes man neįdomu yra. Bet Agnė ir pati esi ta, kuri yra geriau tokį quick catch pas tavį yra, tokie kristi ir plaukti. Ir tau labai tas tinka, kad nes tada jautiesi gyva, žinai. Tokia režisūra, jinai suteikia šiek tiek, tokio nemalonaus poskonio, žinai, kur tu paskui jautiesi įsirėminęs, o vat žmonės, kurie turi ilgus kaklus, kas pas tave, Agnė, yra, pas mane pačią, tai yra visiškai smalsautojai. Tai jų negalima įrėminti, bet Agnė, tau realiai netinka darbas nuo 8 iki 5, negalima įdėti. Man pradeda Bertmano minties. Jo, labai taiklu, taip. Tai čia ir yra tai, kad reikia judėti, reikia laisvės, reikia ir santykiuose lygiai taip pat. Žmonės, kurie turi ilgus kaklus, jų negalima pažaboti, jiem negalima pasakyti, kad meluoji 6 valandą, kad būtų vakarienė. Tai vat, tau ultimatumai netinka, tu esi ta, kur turi būti, žinai, pasirinkimas. Ir kada tu matai, tu žinai, kokiu kampu bendrauti su žmogum, kaip priimti, ir kada tu tokius vardiklius sudėlioji porai, santykiuose ar tam pačiam asmeniui, jam lengviau tiesiog pasidaro. Man buvo lygiai tas pats, kad kada aš susižinojau, kaip veikia, ką pakelti, kaip kur ką pažeminti, prislapinti, o tas labai padėjo lengviau tiesiog važiuoti, nes mūsų kūnas, mūsų transporto priemonė. Iš tikrųjų. Namukas toksai mūsų, žinai, kaip sraigia. Gerai, o tada dar truputį gilin, bet mes matome bruožus, mes matome, tarkime, ar savybės, ar kažkokias tai tendencijas, mes galbūt galime išverti rekomendacijas, o tada yra kažkokios tai, nežinau, kaip kokį žodį gydymas, plačiaja prasme, kad tam žmogui irgi tu gali pasakyti, kad žiūrėkit, jeigu jūs ten ABCD darysite arba kaip tik nedarysite, tai tada jums bus geriau ir ten dar kažkaip. Taip, ar jūs jau to nebedarote kaip specialistai tos srities? Aš darau, aš visada duodu, nes žmogus nori to patarimo, jisai nori to lūkesčio kažkokio, vis tiek ateina išsispręsti. Tai kada darau asmeninės konsultacijas, visada sudėlioju tą rakursą, kad kurioj vietoj dėl ko yra strigimas ir kur gali save jisai pakelti, kad išjudėti. Tai šiti dalykai tokie susidėlioja, net tu matai, kas labiau tinka. Ar tas sportas, sakykime, jam reikia tokio, teniso, pavyzdžiui, kur vienas, kur kovoti, kas ateina per tokį išraiškingą smakrą, kur žmogui reikia pasiekimo, tokio number one, kad aš lyderis, aš atėjau. Kada yra ovalas veido forma, jie tokie turi ir to komandiškumo, kur gali būti ir tokioj, veikloj. Ir tada sužiūri ir klausi, nes žmogus gali ir tą turėti bruožą. Tada per pokalbį man labiau priimtina turėti tą, tiesioginį ryšį su žmogum, nes tu sudėlioji, kaip kas yra, ir jisai sako, bet man tas atliepia, o čia mane sako, kartais tokia erzina, jeigu reikia ten viens ant vieno ir kažkur pralošti, nes sunku atsikišusiam smakrui pralaimėti, nes yra toksai, tas kaminiai egiukas, toksai susižeidžia, žinai. Bet tada kiti požiūrio kampą, tu tada įvertini, žinai, kaip gali padaryti kitaip. Yra, kada žmogus turi, sakykime, labai aštrius veido bruožus. Tokie, kampai. Vadinamas kampuotas veidas, stikoliai, žandikoliai, ne? Taip. Ką sako apie tai? Tai yra labai žmonės, kurie yra perfekcionistai, kurie yra tokie ir valdingi kartu, kur turi pozą, kur turi savitą formą. Jie įeina į erdvę ir tu matai, kad tas žmogus, jisai tokia, Kaip sako, paaunina erdvę, žinai. Taip. Aš atėjau. Tai čia ir yra tai, kad jie kartais per tą savo siekį būti tobuli ir suvaldyti visą tą aplinką tokią, vidinę kontrolę labai stipriai, tokia nėra jų. Jiems nėra lengva gyventi. Oi, ne, tikrai ne. Nes, aš pati turiu tuos visus biškelį, jie nėra aštrus pas mane, bet pas mane yra, čia iš kitų, sakykime, sistemų ateina irgi lygiai tas pats toksai stotas, kad fokusas krūtinėje aukštai. Ir kada žmogus vis laiko taip, gali ir matyti, kad, pakankamai sudėtinga yra išlaikyti tą tokį, nes, bet kada tu turi tą natūraliai, tu nepavargsi, tu tiesiog, tokioj pozicijoje. Taip yra, jo, tu toksai esi. Tai, kad paleidinėje tą šešėlinę pusę, tą kontrolę, labai tinka tie visi kvėpavimo pratimai. Arba tiesiog eiti, išsigaruoti iš vidaus.
nes alina sistemą, tikrai labai suikvoja energijos vien už tai, kad kaip sužiūrėti, kaip ką padaryti. Tai šitoj vietoj labai reikia klausyti ir savo vidaus, nes tie aštrių kampų bruožų žmonės, jie turi ir stiprią intuiciją kartu, kas labai ateina per nosies nugarėlę, nes jinai kuo jinai plonesnė, kuo jinai turi to tokio, ir jautrumą žmogaus parodo kartu ir kokiu kampu gali užeiti. Tai va čia, kada matai, tu žinai, kaip nepažeisti tos sistemas ir gali matydamas, biškelį ir pažeidinėti. Žinai, kad va, jeigu tu gauni tą flashbacką tokį, kur nėra malonu, tu matai ir tu žinai, kur užgaut gali. Tokį, žinai, bet kaip... Monopolis koks. O klausyk, o būna, pavyzdžiui, vienam žmogui, kaip čia pasakyti, viena kitai prieštaraujančios lyg savybės, toks lyg tai plyšimas kažkoks, nežinau kaip pat. Bet man patinka, Agne, tavo klausimai. Jie tikrai, jie tokie, žinai, vat saldainiai yra. Nes... Va čia ir būna, žinai, kaip moterise dažnai yra, kur sako, aš taip noriu pakeisti, išeiti iš darbo, žinai, padaryti pokytį kažkokią. Ir va turi ilgą kaklą, ar ne? Ir jisai yra, kur duoda, kad jiem netinka ta sistema tokia griežta. 8-12 pietų pertrauka. Jinai jaučia visų kūnų, kad tai blogai, bet jinai sėdi. Bet jinai sėdi, už tai, kad, pavyzdžiui, yra plonas tas kaklas. Ir čia ir yra tas ateina tokia baimė ir nepasitikėjimas. Ir aš kaip sakau, tu turi pasirinkimą. Arba tu investuoji į tą pozityvą, arba tu tiesiog lieki tame ir keiti požiūrį, kad vadinasi, aš renkuosi saugumą. Ir su tuo yra okei. Bet dažnas labai nori tas laisvės, nes mes esame apie tą laisvę gyventi taip, kaip norisi. Ir kada yra žmonės, sakykime, partneriai ar ne, ar kolegos, skiriasi tie bruožai tokie. Ir kada tu nematai ir nežinai dėl ko, tu atrodo tas tai toks, o tas tai anoks. Bet kiekvienas mes susitinkam su žmogum ir tu pajauti tą tokį, nes mes susitinkam tais emociniais laukais ir tu jauti charizmą, jauti... Mano žmogus ar ne mano žmogus? Iš karto. Ir čia tik tai yra veido bruožai, yra detalės, kad tu galėtum pamatyti, dėl ko taip yra ir ar tu per kur gali prieiti prie to žmogaus. Man labai padėjo tai, kad nereikia įrodinėti, kad tu nesi kažkokia kitokia, arba kada tu eini iš to tokio, aš iš principo pasieksiu. Nes tipažas, Agne, tavo pačios, mano, kad yra to tokio, aštrumo, bet už apvalintojų tai yra kariai. Tai yra žmonės, kur tu tiesiog einu ir aš užkariausiu, padarysiu. Aš jeigu pačiai sakyčiau, žinai, Agne, ne tau, kažkur šitas projektas nesusitvarkysi. Tai aš taip... Man dar labiau toks, pažiūrėsim. Jo, girdžiu tave labai, jo. Ir tas duoda, žinai, kad dėl ko tas, žinai, turi labai tada atliepti vidų, ar aš noriu įrodyti dėl savęs, išbandyti save, kad aš galiu tą padaryti, ar aš noriu įrodyti tik tam žmogui, kad tu pamatysi, ką aš galiu. Ir man buvo tas, žinai, toksai pokytis tame, kad dėl ko įvyko didžioji ta vidinė revoliucija mano tam gyvenime, tai kada, žinai, keitė, aš dirbau tam jau valstybės sektoriui, tokiam visiškai, žinai, ir būna priedai, skiriami už tavo metinį tą darbą, žinai, ir kitiem metam. Ir gavosi taip, kad man paskaičiavo, padidino, viskas okei buvo, aš buvau tuo metu personalo vadovė ir tu matai visą bazę, kokia kaip kas yra. Ir mačiau, kad iš kitų vadovų mano kažkodėl mažiausias yra. Man buvo lygiai tas pats. Ir aš galvoju, galvoju, kokia yra priežastis, ar ne? Ir aš paskambinau vadovui savo ir taip paklausiau, ar galit pasakyti, žinai. Ir, gavau tokį atsakymą, kuris man neprilipo prie širdies. Tu nepatikėjai gal tiesiog, taip, aš galvojau, kad nėra tame to tokio tikrumo, ar kaip sakyti, tokie gaunasi toks, nežinau, žmogus, aišku, turėjo žinojo dėl ko, galbūt ir panašiai. Ir tada buvo tas momentas, kad beje tas dydis skiriasi 50 eurų. Ir man užteko to, kad mane sukratytų tą vidų. Tai ir tada tą tokį, žinai, nes man sukilo pyktis. Mano išdidumas buvo pažeistas, mano ego buvo toks... Aš tokia ir neteisybę girdžiu, kas galbūt man labai rezonuotų, čia neteisybė, dar ir net ir euras, tai yra neteisybė. Taip, ir yra įsijungia tas kovingumas. Ir kada žmogus turi pač tokį, matai, rombas yra nosija. Taip.
Man kaip sunku akinius susirinkti. Šito gėrio. Jo. Tai yra kovotojai, tai yra kario parametras, tai yra visiškai tokie kovotojai už savo idealus, už tą neteisybę, už sąžiningumą, už tą šviesą, pavadinkim. Ir aš tą pyktį, žinai, galvoju, nu man jį reikia kažkaip suinvestuoti, nes aš sudeginsiu pati save, kad, žinai, ten eiti, aiškintis, kažką daryti. Tai man buvo tas rakursas, kad aš galvoju, dabar aš tos 5 eurų užsidirbsiu pati ir galvoju, ir dar daugiau. Stebėkit. Jo. Ir prasidėjo mano visiškai tas asmeninės vidoskaitos kelias kaip į paslaugą. Aš tada susikūriau profilį, aš pradėjau ten investuoti, aš nieko nežinau, ką daro tas Instagramas, nes aš jo neturėjau. Bet truputį po truputį. Ir labai viskas važiavo. Važiavo, šaunuolė. O klausyk, tu galėtum man pasakyti, ar, pavyzdžiui, kai žmogus, nežinau, sako, tu švyti, ar ne? Vat, lyg supras, kad lyg pokytis įvyko, ar ne? Tai ar kas eina pirmiau, čia kur višta ir kiaušinius bandau išsiaiškinti? Žinai, ar kad tas vidinė jausena pakeičia bruožus, ar vis dėlto tu iš bruožų gauni žinutę, tą pajautimą, kad kažkoks vidinis įvyko pokytis? Čia irgi labai toksai, bet esu pati perėjus per šitą kelią, nes kad aš pradėjau jau mokintis vidoskaitos, tai net buvo tokia užduotis, kad sako, paimkit vaikystės nuotraukas, paauglystės, etapais tokiais susidėliokit ir sako, matysit, kaip keičiasi. Ir tada buvo man 25 berods metai ir paskui buvo, kada aš jau pradėjau dirbti po studijų ir panašiai. Ir vat praėjęs buvo tas 10-metis ir aš pasižiūrėjau, kad, nu tai jau po tų mokslų buvo praėję, kada jau ta tokia ir jau pati šiek tiek ėjau į asmeninės konsultacijas. Bet darbe buvo labai sunku, nes ten tikrai labai atsakinga, daug žmonių, 3000 darbuotojų, aš personalo vadovė ir nu, ten yra grandis, nėra taip, kad aš viena ant visų, nu, natūralu. Bet tada mano veide įvyko tas toksai, žinai, pelkynas, kai būna. Ir aš dabar, kai pasižiūriu tas nuotraukas, tai ir galvoju, Dieve, nu galvoju, ir kaip tu jauti, kad yra blogai, tu jauti, kad yra ne taip ir realiai, kada tu nieko nekeiti, nu tu labai gali nugrimsti save ir pasilikti. Ir kada tu lipi po truputėlį, kada tu žinai savo vertybės, savo tas stiprybės, tu investuoji į jas ir tu gauni tą, žinai, tokią palūkanas, kur tu gali labai susikurti tą patogesnį gyvenimą. Tai tik tais to dėka sąmojo, dėka visokių praktikų, kursų, seminarų, kur tu grinai pasiėmiau tai, kad pagalba savo pačiai. Aišku, aš labai džiaugiuosi, kad turiu ir vyrą, kuris labai palaiko visada, kuris ten nesmerkia, nesako, ką tu čia prigalvoji. Taip. Žinai. Tai šitas dalykas buvo tikrai labai veide pasimatė, kad sudėtinga. Nes pirmiausia, tai Agnė miršta akis. Jos užsitraukia tokia, tiesiog užuolaida, kur tu matai, kad žmogus, energijos nėra. Bet pas tave dabar, pavyzdžiui, ir jos yra tokios, gyvybingos už tai, kad jos yra drėgnos, jos yra, tu matai, kad ten dega, jos turi tą įkipumą, tai yra matymas galimybių, kad pozityvas, kad jeigu tau ir būna, sakykime, sunku, tu viduje vis tiek esi tas, kad, susitvarkysiu. Toksai kažkaip tai padarysiu. Mane sunku, kaip sako, užparinti. Taip. Tai ir čia, pirmiausia, tai yra tai, kad akis jos duoda tokį, tą tikrąją vidinę komunikaciją, kaip tu jautiesi. Nes tu gali šypsotis, tu gali būti faina, bet tu matai, kad čia yra visiško žaliuzės uždėtos. Ir tik tais prieėjęs, taip individualiai, asmeniškai gali paliesti širdį, nes prie visų žmogus, tikrai mes turim tas kaukės tokias, kad, neateini su, žinai, halatu ir naktinukais, kad būti tokie, tu užsidedi, pasiruoši kažkaip ir su tuo viskas gerai, nes mes visokie gebam būti. Bet tai ta tokia vidinis pokytis atsispindi veide, kada tu sąmoningai keitiesi. Ir būna, aišku, tų pokyčių išorinių, kada tu tiesiog tą keiti veidą kažkaip tais pridedi kažką svorio kaitą, pavyzdžiui, ar ne? Teisingai, aha. Nes tu žiūri visą kūną, ne tik į veidą. Taip, nes man per mažai yra, aš dar vieną sistemą esu pasibaigus, kad man būtų visuma, komplektas tą žmogų apžiūrėti, nes man jau ir vidoskaitos buvo pasidarę per mažai, nes žmonės tie ilgakakliai sako, ką dar, o kur čia dar galima žiūrėti. Tai jau žinom? Ir jiem netinka monotonija, nes tu gali net, žinai, pagauti tą bangą, būti labai įdomu, labai smagu,
Bet kada tu perpranti, jiem nutinka toksai, kad viskas. Va. Ir tau reikia, Agne, būtinai, nes aš mačiau, smakras tavo eina į priekį, tu esi tas toksai vėliavnešys, žinai, kad, padarysim. Ir labai fainai kitiem būti šalia, už tai, kad jie jaučia tokį, žinai, ir saugumą kartu, ir tokį palaikymą, bet, nes lyderystė atsiranda pas pačią. Ir va šitie dalykai tokie duoda, žinai, žmogui, pasiekti daugiau. Ir kitas gali eiti labai per, sakykime, turi to tokio, veržlumo, ryžto, bet naudoti per agresiją, nes kiti bruožai irgi sudėlioja, žinai, kur, tai kaip aš sakau, tu gali pasakyti, ką tas bruožas reiškia, bet visumos nematydamas, tu labai gali tam žmogui uždėti ne tą etiketę, nes tu ne iš to indo paimsi žodžius ar dar kažką, nes yra ta komunikacija, kur tu turi nesužeisti, kur tu negali sakyti, žinai, kad, kaip pavyzdys, ar ne, toksai labai plačios šnervės pa žmogui jos duoda labai stiprią ambiciją, duoda tokį, žinai, kad jie karjeroj nori pasiekti, jie gali pavežti. Bet kartu tai gali būti labai stiprus temperamentas ir žmonės gali tiesiog pasidaryti tam tikrų situacijos momentų isterikiais tokiais. Tai jeigu aš sakyčiau, žinote, jūs isterikas, tai tu negali ir jisai gal žmogus net neturi, nes pagal kitus bruožus gal pas jį ateis labiau tokia ambicija, kurią išnaudojasi savo profesiniai srity. Tai negali išimti iš konteksto, tu turi žiūrėti visumą. Bet man buvo labai, vis tiek jau, kaip sakau, aš akis tokia, jinai atmušta, kaip buvo nutiko pandemija, ar ne, kada vaikščiom su kaukėm. Ir tu nematai. Ta buvo nuobodu. Bet tada labai įdomu stebėti žmonių akis. Ir antie galvoju, kaip žmonės įpratę yra, kaip mes įprantam prie tam tikro įpročio, kada reikia kaukės nešiot. Aš žinok, net nuotraukas gaudavau kartais su kaukiam, žmonės nusifotkina. Aš sakau, aš nematau nieko, bet antiek tai tapo norma ir kada mes per gyvenimą vis darom tą patį, mums patampa tai mūsų charakterio savybė. Taip. O gal tai yra tiesiog atnešta, žinai, iš tėvų, iš aplinkos, o visiškai ne tavo. Ir moterim labai pramuša apie 30-metį. Bet ta tokia, kas aš? Ar tas vyras, ar tas darbas yra, ar čia viskas gerai. Nes nuo antakių vidurio iki nosies apačios, veido vidurys visas, jis yra emocinis intelektas. Tai yra nuo 30 iki 50 metų, kada bunda tavo širdis, kada gimsta ta tokia kūryba, tokia vidinis aš, ką čia daryti. Ir nutinka tai, kad tas nešulys, kur kuprinė neši, kur pridėjo tau tų, žinai, vadovėlių, kokie turi būti, kaip ką daryti, patampa jau nebe tavo tokia našta. Tai visos šitos sistemos padeda atsisijoti ir, kaip sakyti, išimti arba bent jau praversti, perrašyti tą vidinę knygą. Arba, kaip aš sakau, leisti perskaityti, žinai, parodyti. O sakyk, tu matai kokius, pavyzdžiui, fiziologinius dalykus? Ten, tarkim, tau reikia atkreipdėmėsi, ten, nežinau, širdį ar plaučius, ar ten sąnarius, ar tralelę. Fizinė sveikata. Jo, yra, nes yra ten, veide, kaip sakyti, organai atsispindi, ne, kaip susidėlioja. Tai čia ir yra ta tokia gal daugiau Kinijos medicina, kur tu gali pamatyti, bet labai man toksai, moterim visada atkreipiu dėmesį, kada yra toksai brūkšnys per smakre, kada jisai tokia linija. Toks lyg užriesas labai smakras? Ne, tiesiog raukšlė. Man atrodo, yra tokia. Yra. Jinai tokia žinai, aš labai nuostabi noriu būti. Tai čia aš ją pati turiu ir šita raukšlė, jinai vadinama darboholiko. Gero blogo klausimas, žinai. Bet kaip patinka, ką darai, negali pėti. Tik tai čia labai svarbu atkreipdėmėsi, kad, nes tai rodo, kad pertempta sistema. Šiek tiek jau yra over. Tokio reikia duoti savo ir poilsio, žinai, kad leisti savo pailsėti tą energetiką tokią, perdirbti, kad neiškrauti vien tik tai darbas, bet čia dar net ateina momentas, kada tu iš malonumo tą darai, tai visai kitaip veikia, bet kada tu eini į darbą, kur tau yra nemalonu, kur tave, kaip sakyti, spaudžia, kontrolė, ataskaitos, ten rodikliai kažkokie, nėra tavo ir šita raukšlė indikuoja, kad nėra jau labai gerai. Toks lyg girdžiu vidinio pasipriešinimo rezultatą kažkokį, žinai, kad čia ne mano, bet aš privalau, nes kažkas... Nes ir tai duoda, žinai, šita raukšlė, jinai yra 60-mečio, taip vadinama. Tai čia ankstokai čia pas mus uždėlėjo. Tai čia reikia, tas yra toksai, rodiklis, kaip sakai, ženklas, kad truputėlį slowdown, truputėlį ramiau, nes ties 60-mečių gali tavo ta visa sistema pabirėti fiziškai.
Matai. Taip, pasibraukiam. Taip, nerim. Jo, ir tada, kada tu atkreipi tai dėmesį, nes kaip aš sakau, jinai yra vaikštanti, jinai išryškėja, jinai pamažėja, kada tu daugiau duodi. Taip, tai jeigu aš, tarkim, sulėtėju, šiek tiek myliu save, ir ta raukšlytė pramažėja. Taip, jinai yra ta tokia, grinai navigacija, kad jau kur atkreipti dėmesį, kad perinam. Tu žiūrėk, bet tada man geniali mintis kilo. Tai jeigu gali čia dabar viską su ugnės pagalbos sutvarkyti, tai nereik plastinio operacijų. Ne, nu kaip ir logiška. Ir mes, kai ruošiamės pokalbį, buvo tas klausimas, man labai įdomus yra. Tai vėlgi višta ir kiaušinis prasidėjo apie tai, kad ar su plastiniam operacijom, tai ką aš darau, aš radau savo kažkokią sistemą, ar vis tik pakeičiu savo jau? Taip. Eikim šitą temą, labai įdomu. Jinai iš tikrųjų yra tokia, man pačiai labai įdomi ir ypatingai, kada klientai ateina moteris, kur yra pasidarę plastinių operacijų. Tu pamatai, ar tau jos pasako? Aš pamatau lūpas. Lūpas visada, jau čia yra toksai, kaip sakyti, matosi, kada jos yra pakoreguotos, bet tarkim nosis, tai tikrai ne, nes, tu vatinai tokie tiesiog nosytė. Iš nosies kartais pasidaro. Bet man pasako, aš nes visada sako, bet buvo taip, net būna, žinai, tokių atsakingų klientų, kur sako, Ugnė, va čia nuotrauka su padažytais antakiais, o čia ne. Mažulės, fainai, ir tavus permanentas, kaip šis laikai, žinai, jėga. Tai va, tai plastinės operacijos labai yra individualu pačiam žmogui. Aš tikrai, labai Agnė gražiai pasakė ir suardo tą sistemą. Jinai padaro tokį pokytį, už tai, kad žiūrint, ką keiti. Lūpas, kaip pavyzdys, tu gali putlinti kiek nori, gali tikrai pasidaryti, per pusę veido reikia, taip. Jo, ir nes lūpos yra mūsų komunikacija. Tai akis ir lūpos yra du bruožai, kurie parodo, kiek tu gali, laisvai kalbėti, bendrauti, žinai. Ir kada tu jas paputlini, tai tu nepriputi komunikacijos, tu nepridedi to, žinai, lengvumo, tokio, žinai, plastikos tame. Bet tu ką padarai, tu šiek tiek taip išoriškai padidini savo libido. Nes putlios lūpos tai yra seksualumas. Tai yra, net ir vakar, žinai, taip tiesiog sutapo, aš ieškau labai nuotraukų, man reikėjo įsidėti pristatymą ir atkreipiau dėmesio, kad tuose, žinai, svetainėse, kur yra nuotraukas, kur gali naudoti, nes Google'ai tu daug gali visko susirasti, bet autorystė ir panašiai. Tai ten, kur yra tiesiog tas nemokamas parsisintimas ir jau leidžia be autoriaus sutikimo, labai mažai yra plonų lūpų. Ir visur yra tikrai tas putlumas, nes tai yra išraiška to malonumo, to džiaugsmo, nes tai yra tiesiog toks gurmaniškas gyvenimas gali pasirinkti, bet plonų lūpų žmonės, jie tikrai nėra, kad jie negali, kaip sakyti, komfortiškai gyventi. Net yra, man labai patinka, aš sakau moterim dažnai, kad kada vyras, ir moteris gali tą turėti, bet jeigu vyras turi labai plonas lūpas ir ilgas, plonas ir ilgos, jo, tai yra milijonieriaus lūpas. Tai reikia pasidaryti, ne? Pasižiūrėkit. Taip. Tai šitą reikia, kaip sakyti, ir tikrai atkreip dėmesį, nes didieji šitie Amazon įkūrėjas ar ne, Billas Gatesas, jie visi turi tokias. Dabar tu pasakei. Tai turi. Ir tikrai esu net turėjusi žmonių, kur turint tokias lūpas, jie tiek gal neįsiduoda, bet tu matai emociją žmogus, kad tu žinai, kad ten yra tenais tau bagažo tokio. Tai lūpos neduoda, neprideda, nepastiprina tavęs tos prigimties. Bet tarkim nosis, jinai tikrai, man labai smalsu visada iš praktikos, kaip taip suveikia. Nes teorija veidoskaitos sako, kad realiai tu neišinstaliuoji savo tos savybės. Kaip pavyzdys, jeigu tu turi nosies kuprelę ir net yra tokie taisyklių žmonės, jie yra tokio žodžio, jie yra, pasakiau ir šventa, tokio, žinai, griežtumo turintis. Tai ir valdingumo bruožas labai, bet dažnai moteriai tai yra negražu. Kažkodėl, bet jos linkusios... Ta graikiška, vadinkim, nosis, ar ne? Taip, bet man tai yra nuostabinės prigimtinai, jinai labai stipri, jinai turi taip, tokia visiškai... Ir kada nuimi, kada išsitiesini, tu labai save susistemini, nes tiesi nosis yra sistema, disciplina, tas pats nuo iki. Ir aš klausiu, kaip jum yra, ar nepasikeitė tas toksai, ir sako, tikrai vidumi aš jaučiu. Bet didžiausias pokytis būna, kada net pasidaro riestesnė tą nosytę tokią. Atsit, kad jau natviškesnės kitos nosytės tokios. Taip, jos tokios žavingos, labai, žinai. Ir
iš savęs riestanosis yra toks lankstumas, toks, žinai, žaismingumas, bet tas džiaugsmas. Ir sakau, va, ypač kada kalnelį pakeičia į tą priešingai visiškai. Tai ir sako, aš sako, buvau tokia, labai griežta, labai disciplinuota, tokia visa tvirta, o dabar man sako lengviau kažkaip. Bet va čia labai individualu yra, ar tikrai tas jau taisyklės tiek jau ten, išsioperavo. Nes žandikaulį, kada vyrai, pavyzdžiui, ar ne? Būna įsideda kažkaip. Taip. Ir tikrai, aš esu su plastikos chirurgija viena šnekėjus, sakau, apie ką vyrai keičiasi. Tai sakė smakrus labiausiai. Ta, kad suvyriškinti. Taip, nes čia visa mūsų apačia veido, mūsų smakrai yra instinktų zona. Tai yra tas karys. Dėl ko vyrai, pavyzdžiui, auginasi barzdas kiti, ar ne? Nes jie savo sustiprina. Kad būtų kietesni. Taip, mačia. Taip, mačia. Nes duoda smakras, pavyzdžiui, kada jis labai, į šoną, šitaip nugveltas toksai. Jisai turi tą labai daug baimių savy, labai daug atsargumo tokio, kad žmonės nedrąsos kažkur. Ir kada tu jį pasibūsini, tu tokį, pridedi to, tikrai taip. Ir labai įdomu, nes jie išoriškai duoda tą vibraciją, kad aš kietas esu, kad su manim viskas okei. Bet dar su tavim taip elgesi, nes tokį šaukį reakciją. Taip, bet viduje, bet klausimas, ir vėl tos kilimo nėra, ką pradžioje kalbėjom. Taip, tai čia sakau, man tas ateina atsakymai daugiau per individualų pokalbį, ar yra tas pokytis ar ne, nes išoriškai tikrai tu tada eini tą žmogų, tu jauti tą tokį kalibrą, kad jisai turi tą tokį veršlumą kažkur. Nes, o prigimtinai galbūt, ką žinai, jisai ten tikrai jau tiek jau, nepamiršo to savo atsargumo, jisai gali vis tiek veikti. Gerai, pakalbėkime apie meilę. Esminė tema. Nesminė, bet svarbi. Aš, žinai, kol tu kalbė, aš taip galvoju vis suku, žinai, gal tokį klausimą, jeigu pradėt apie verslą, patogu, kalbėkime apie meilę, geriau. Tai bet gerai, būkimgi mes naudingos moterim. Tarkim, esu vieniša, noriu vyro, bet kažkokie pasipainio netokie, tai aš gal kažką pražioplinu. Aš tai turiu vyrą, bet aš teoriškai kalbu, kad į ką atkreipti dėmesį, kad toks, žinai, kaip varnelės susidėti. Nežinau, taip galima net rekomenduoti, bet suprantik mintį. Suprantu ir man tai patinka, man širdis, žinai, kad tu čia ploja, kai gaunu tavo klausimą, Agne, tikrai tokie jie. Kada yra tas vienišumas ir netgi būna, kada, žinai, moteris sako, kodėl, kaip tik sako, man darbe viskas gerai, bet su ta antraja pusė, ar jos nėra, ar ten kažkas skleidžia, matyti. Taip. Tai vienas iš tokių detalių, kur gali pamatyti veide, dėl ko kartais, kaip sakyti, yra tas lengvas gal flirtas, kur tu gali pritraukti, bet sunkiau išlaikyti, tai yra tokia vadinama širdelės formos veidas, kada iš plaukų linijos ateina tokia varaidelė. Jo. Nėra irgi. Pas mane biškelį. Neturim pavyzdžio, bet pažiūrėkite veidrodį. Tokia. Jis labai įsivaizduoja, žinok, jam net būna verpetas kartais čia. Taip, tai čia ir yra tai, kad yra magnetizmas, kad tu gali pritraukti, bet tarsi išlaikyti gali būti sunkiau. Bet nėra konstanta, kad jau kažkas tai vis nutiks ir nutiks, jeigu tu turi ir tu turi santykį, santuoką kažkur tais. Bet gali būti tokių, žinai, greblių, kur tu užlipi, batsi galvą ir tada, jau tada sakau, atkreipki dėmesį, ar kartojasi, ar dar kažkas. Bet vienišai moteriai, ką atkreip dėmesį, tai žinai, į vidinį jausmą, nes tai yra meilės chemija. Čia tu nesudėliosi, tu gali žiūrėti pagal veido bruožus, tai yra įrankis, kaip sudėlioti santykį, kaip padėti vienas kitam, bet atsirinkti tai nėra labai, kad... Tai nėra būdas. Ne, mes net kaip mokėmės esam darę vestuvės, turėjom praktiką, kada atėjo, nežinau, gal 12 vaikinų, 12 merginų ir mes pagal bruožus juos grupavom, tai kur atrodo idealiai turėtų būti. Nes teoriškai yra tobula pora, nulinė pora ir ta jau neigiama pora, kur ten sunku gali būti, daug konfliktų, daug kažko. O nulinė į taip gali? Tokia, kad gali net būti jo brolis, sesė, žinai, tokie kaimynai pasidaryti, kur labai fainai kartu, bet ten nėra to. Ir kada sudedi žmonės pagal veido bruožus, jie žiūri vienas į kitą ir
Nevyksta chemija. Jo, nevyksta chemija. Nes chemija, kada nutinka, tai tu tiesiog, tu nežinai, ką daryti. Bet tu ir nežinai, dėl ko tai įvyko. Tai yra tiesiog toks. Įvyko. Taip, nes yra tas jau, kaip sakyti, jeigu eit labai giliai, tai per sielų susitarimus, per karmas, per šitus dalykus. Ir tu, kaip sako, tu atpažįsti tą, kad tu nepradirbai, dėl ko tu gauni. Net kiekvienas santykis yra pamoka. Susitikimas, kad tu kažką tais išsineštum. Arba tu tada save užspaudi ir lieki tame. Tuo tokiu žinau. Tai vėl grįžti tą patį daryti. Tai gal dabar geriau padaryti. Aš tai tokią pamoką esu išmokus. Tai jeigu gauni pamoką, reikim dabar, nes vis tiek grįžti. Tikrai pritariu. Tai gal tiesiog pasidarbuot rankovės ir varyti. Mūsų laikas dėja eina į pabaigą, bet turiu vieną labai fainą, man įdomų ir svarbų klausimą, nes neveltui ir esame Kaune, nes spalio 7 vyks konferencija Netobula moteris. Šiaip tai tobula, ten tas skaitelėse neveltui parašyta, man atrodo. Ir žinau, tu irgi būsi pranešėja, apie ką kalbėsi. Aš labai džiaugiuosi ir esu be galo dėkinga tikrai už galimybę būti šitoje konferencijoje, nes... Ten tų lektorių listas tai yra įspūdingas. Taip, ir aš žinai, kai pamačiau savo pavardę, net atrodo, toksai vidinis džiaugsmas, žinai, kaip galvoju, va čia ir yra, tai žinai, toksai apdovanojimas ir įvertinimas, kad tavo pasirinkimai, kurie buvo, jie, visiškai atliepia. Jėga, tikrai. Taip. Ir dalinsiuosi būtent ta tokia savo patirčių tema, tai yra baimės kaina, ar tai yra tavo gyvenimas. Nes aš tikrai, mano kaklas, kaip aš sakau, yra plonas, tai yra nepasitikėjimas, tai yra baimės, tai yra ta tokia, kad tu gali pastrikti labai, nieko nedaryti, bet kada tu žinai kitas savo stiprybės, tu tampi kūrėjų savo pačios gyvenime ir tu galvoji, ar nori strikti ar ne, ar tu nori gyventi tam baimės aruode, ar tu nori biškelį to, žinai, tokių tų burbulų tokių. Tai aš dėkoju savo ir aplinkai, kad taip susidėlioja, kad pasirinkau tai, kad tą baimę perlipti. Tiesiog jinai nereikia jos, kaip aš sakau, išmesti, palikti ar ignoruoti. Taip, nes tai jinai yra mūsų, tai yra mano prigimtis, tai yra duotybė, kiekvienas ją turi, bet tikrai tu ją gali padaryti pokytį. Nes, man labai yra, aišku, tikėjimas tas padeda, toksai, kad vis tiek bus fainai, vis tiek bus gerai. Tai konferencijų ir dalinsiuosi apie tai, kaip tu realiai gali, matydamas save, matydamas kitą, leisti savo išeiti, leisti savo, galų galę santykį net, kur baimė gyveni, veikloji net toj pačioj, tu gali padaryti sprendimą. Tai labai džiaugiuosi, kad bus ta galimybė pasidalinti. Ačiū. Aš tai atvarysiu, būsiu, tai paklausysiu, tai merginas irgi kviečiu. Ir dar pabaigai tokį saldainį vieną. Taip. Dabar kokį nors, aš jau išdrįsiu apsinoginti, kokį nors vieną pasakyk netikėtą, kad nustebtų visi. Tik neblogą. Apie pačią Agnę. Apie Agnę mane. Jo. Tai, arba kur pati nustebai pamąstau, opa. Žinai, man tokie buvo, kad visi Agnė matosi tavo, žinai, ir kada, žinai, tu esi viešas žmogus. Tu, žinai, žmogus, kur matai, kaip atliepia sistema tai, ką tu darai. Esi be galo kūrybiška, labai labai meniška veikla. Visa ta, žinai, tokia, kaip sakyti, estetika labai stipri. Ir tau tas labai tinkama ir kartu valdinga. Šitoj vietoj, žinai, su tavim reikia eiti diskusiją, jeigu eiti, kažkokį susitarimą, tai aš tikrai namų darbus padaryčiau. Tikrai, žinai, jau neteičiau, kad, Agnužė, tau Agnužė nelimpa. Tu esi Agnė ir tu, Agnytė, gali būti tai artimai aplinkai, kada įsileidi savo emocinę erdvę, nes šiaip labai esi stipri. Labai. Tai atsargiai. Ačiū tau, Agne, už viską ir už tą nuoširdumą. Tavo akis kaip blizga, aš taip žiūriu, aš taip įnėriau jas. Girdėjau, ką sakei, bet aš taip paplaukiau truputį. Taip, aš tau parodysiu tą nuotrauką, žinok, prieš 10 metų, kad matytum, nes tikrai sako, Dieve, tu mirus. Taip. Tai merginos, pirmiausia, tai pažiūrėkit veidrodį savo į akis, ar ne? Pradėkime nuo to. O jeigu norit daugiau, tai yra Ugnė, yra konferencija, yra mūsų magnetiniai pokalbiai, tai tikiuosi dar pasimatysim. Labai. Tai ačiū tau ir ačiū merginos. Ačiū, Agnė. Iki.